Labą dieną. Labą dieną. Gal prisistatykit, kas jūs būsite? Esu Kristina Bakšaitė, KTU karjeros centro vadovė. Sakykite, kas čia per renginys, kuriame mes esame? Tai yra įmonių ir studentų kontaktų mugė. Kitaip tariant, KTU karjeros dienos, tiesiog mes savo kalboje vadiname kontaktų mugę. O kodėl jos apskritai tokios organizuojamos ir beje, jeigu nepaslaptis, kiek jau metų? 6 metai. Jau yra toks bendras viso universiteto, visų fakultetų. Šiaip istorija yra labai ilga šito renginio, nuo labai senai jisai yra organizuojamas, bet toks masiškas 6 metai. Tikslas to renginio, ar dėl ko jis yra organizuojamas, tai būtent suvesti įmonių atstovus ir studentus. Nesvarbu, pirmo kursus, ketvirto kursus, tiesiog užmėgsti tą ryšį, susipažinti, vieniems susipažinti su kompanijom, kitiem jau dėl praktikos pasikalbėti, kitiem dėl įdarbinimo. Tiesiog mes esam, šitas renginys ir mes esam grandis, kuri suveda į vieną vietą abi pusės, kad jos galėtų pasikalbėti. Būtent įdarbinimo praktikos klausimus. Ar įmanoma studentams iš karto štai šioje parodoje arba renginyje rasti darbą arba būsimą darbdavį? Kaip mes sakom studentam, iš karto nieko nebūna. Iš karto staigiai vis tiek yra sudėtinga. Matot, kiek žmonių, kiek to rusdėsio bendravimo. Kad tai duoda rezultatą, mes tai žinom. Bet ne visada jis yra tą pačią dieną ar tą pačią minutę. Tai įmonės irgi susirenka informaciją. Būna kartais, kad tiesiogiai iš karto apsikeičia kontaktai, sekančią dieną susiskambina, susitarė susitikti pokalbiui. Tiesiog tai būna laiko tarp ir kartais netgi metų eigoje ar po pusės metų būna, kad studentas gauna skambutį ir labai nustemba. Bet jis paliko kontaktą ir dabar jau jo reikia įmoniai. Tai ne visada labai daug reikia. Šiai dienai iš viso tokia situacija, kad nėra priimama masiškai į darbus, bet šioje mugėje tikrai yra ir įmonių, kurios turi darbo pasiūlymų ir, galima sakyti, beveik visos įmonės, kurios gali pasiūlyti studentam praktiką. Kiek šiais metais, sakykite, yra įmonių ir apskritai koks yra lankomumas, ar auga susidomėjimas šią parodą? Įmonių šiais metais yra 50. Lyginant, gal palyginkime praeitus metus, kada buvo toks didžiausias galbūt nuosmukis ir toks pas mus apskritai ir mąstyme ir visur perversmas, tai jau yra jaučiamas augimas. Ir įmonių yra daugiau, pernai dalyvauja 46, šiemet 50. Ir matosi, kaip pasakyti, optimistiškumas, tas toksai jau nusiteikimas yra visai kitoks ir srautas, galbūt netgi pačių žmonių, ką matau iki šitos valandos, kiek jau yra lyginant su pernai, jau irgi tikrai pakankamai didelis. Susidomėjimas ir studentai optimistiškesi matosi vaikšto, tai jau yra gerai. Kągi, dėkui Jums labai, sėkmės darbuose. Gerai, ačiū.